Galim. Krzyštofai, tai brolis jums parašė 10 už šias rungtynes. Tai jisai nuvertina taip? O kiek jums balų? Ne, nu pagal šiandien žaidimą, nu kokias 3-4. Taip? Ne, nu jeigu laimim visą komandą, tai aš to visiems reikia 10 statyti. Nesvarbu, kas kiek taškų pelnė ar kas, todėl kad krepšinis yra komandinis žaidimas. Tai aš galvoju, pagal mūsų žaidimą, aišku, galėjom kažkur tai geriau sužaisti, bet pergalė yra pergalė. Pasakyti, pirmoji rungtynių pusė buvo galbūt tokio užsidėgimo, emocijų labiau, ar ne? Ar tai, kad jaunimas pradėjo startiniam Rytas įsiveržė į priekį? Ne, nu tai Lietuvos Rytas gera komanda, jinai aukščiausio lygio komanda ir ypač Vilniuje gerai žaidžia, ypač kada buvo dar energijos, bėgo, daug mums ant greito puolimų įmetė, buvo atsitrūkę net 10 apie 12 net, jo taškų ten šūtai, na jo, jauna komanda, bėgo, gerai užbėgo greitą puolimą, turėjo man antrą kėlinuką, trečią padirbėti, kad pasivyti ir laimėti. Ar jeigu nors jūs nustebino, ar tokio tikėjotės jų žaidimo? Na, tikėjomės, aišku. Mes niekada varžovo nenuvertinam ir gerbėm kiekvieną varžovą. Bet žiūrint šio sezono rungtynes, panašu, kad Žalgiris kada nori gali perlaužti rungtynes ir tai atrodo pakankamai lengvai gaunas. Na taip žiūrint, kaip žiūrovai. Tai jo, jums atrodo lengvai, bet mes įdedam labai daug darbo ir norim. O kas šiandien buvo ta aikštės gynyba, galbūt zona išmušė Rytą trečiam kėliniui? Jo, mes gal ten biškį keletą kartų bandėm pagudrauti, ten stojom zoną, bet iš tikrųjų buvo asmeniškai, bet ne, iš tikrųjų užsivedimas lėmė ir aš galvoju, charakteris lėmė toks laimėtojų. Reikia, kad laimėti, ne tik tai reikia kažkas stengtis ar ten be galvų lėkti, ir reikia dar turėti laimėtojų charakterį ir gerai galą sužaisti. Čia svarbiausia. Galima tik įsivaizduoti, kai būtume žaidę, jeigu dar Dariušas būtų prisidėjęs. Tai būtume pralošę 100%.